Sveiki visi, aš esu keliautojas Makalius. Šiandien aš nusprendžiau atlikti eksperimentą. Kaip žinia, Vilniaus oro uostas dėl kilimo tūpimo tako rekonstrukcijos bus uždarytas nuo Liepos 14 iki rugpjūčio 17 dienos. Tas 35 dienas mes keliausime į Kauną ir skrisime iš jo. Todėl šiandien aš patikrinsiu, kiek laiko gali trukti kelionė iš Vilniaus iki Kauno oro uosto. Šiai kelionei naudosiuosi City.Bee paslaugomis, todėl kad jie siūlo nuostabią naujovę. Automobilį galima palikti prie pat Kauno oro uosto. Kadangi City.Bee automobilį aš radau prie pat savo biuro, tai užtrukau vos minutę ir keliaujant su lagaminais tai yra labai patogu. Be kelionės su City.Bee yra ir kitų būdų pasiekti Kauno oro uostą iš Vilniaus ir ne tik iš Vilniaus, bet taip pat ir iš Klaipėdos pavyzdžiui. Tai yra TOX ir OLEX autobusai. Jie bus priderinti prie skrydžių tvarkaraščio, todėl galite būti ramūs, tikrai grįšite ir nuvažiuosite į oro uostą. Nepamirškim, kad dar yra ir traukiniai. Man pačiam teko taip keliauti iki Kauno oro uosto anksčiau. Tikrai labai greitas, patogus būdas. Pasiekėme geležinkelio stotį Kaune, persėdame į 29 numerių pažymėtą autobusą, kuris nuveš mus tiesiai iki Kauno oro uosto. Žinoma, yra dar vienas būdas pasiekti Kauno oro uostą, tai važiuoti savo automobiliu. Tam Kauno oro uostas tikrai labai ruošiasi, stato papildomas parkavimosi aikšteles automobiliams statyti. Tačiau aš rekomenduoju naudotis alternatyviomis nusigavimo iki oro uosto paslaugomis ir dėl to nepatirti papildomų automobilio parkavimo ar kitų su to susijusių išlaidų. Aš visą laiką galvojau, kad nuomotis automobilį yra tikrai labai brangu, tačiau išsiaiškinau, kad važiuojant su City.Bee iš Vilniaus miesto iki Kauno oro uosto, kelionė kainuotų maždaug 15–20 eurų. Tai jeigu keliauju su draugais, tarkime keturiese, tai susimokėsime po 4–5 eurus ir čia jau su kuru. Ir nereikia už parkingą mokėti. Rekomenduoju rekonstrukcijos metu į Kauno oro uostą važiuoti pagrindiniu Karmėlavos keliu, o netrumpinti kelio per Ramučius, nes ten vyksta ir rekonstrukcijos metu taip pat vyks kelio remonto darbai. Štai ir atvykom. Na štai, aš jau atvykau į Kauno oro uostą. Sugaišau iš viso 1 valandą ir 25 minutės. Šios dienos bandymą aš baigiu, o grįžus atliksiu kitą eksperimentą. Dabar iškeliauju. Iki!